Ohajo valstija garsėja daugybė gražių senų miestelių ir amišų bendruomenė, kuri iki šiol gyvena taip pat kaip ir prieš 100 metų. Važinėja karietom vietoje automobilių. Taip pat Ohajuje yra ir didingas Clevelando miestas. Ir čia daugiau nei 100 metų kūrėsi ir įspūdingi lietuvių rajonai. Tad nieko keisto, kad būtent į Ohajų pasitraukė Lietuvos prezidentas Antanas Smetona. Čia jis ir palaidotas. Tiek prezidento Smetonos mirties vietą ir kapą, tiek kitas įspūdingiausias Ohajo ir Ohajo lietuviškų rajonų vietas mes lankome kartu su gabalėliais Lietuvos. Pažiūrėkite šį video ir dar tikiu nustebsite, kiek daug svarbių Lietuvai vietų yra Ohajuje. Clevelandas. Viena vertus paliko įspūdį kaip toks didingas senas miestas su gražiais pastatais, su puošniais it katedros dangoraižiais, tokia tikra Amerika. Bet kita vertus, toliau nuo centro esantys rajonai atrodė tikrai liūdnai ir dėja vienas tokių ir istorinis lietuvių rajonas. Laimiai gražiausia ir svarbiausia lietuviška vieta Clevelande išliko daug geriau ir tai yra lietuvių kultūrinis darželis. Na ir sunku apsakyti tą jausmą ten patekus, tai yra tarsi grįžt laiku į tarpukario Kauną. Kadangi tą kultūrinį darželį su visais jo paminklais kūrė tie patys architektai, kurie kūrė ir tarpukario Kauną, Zikaras, Dubeneckis ir ten yra paminklai Basanavičiui, Maironiui, Kudirkai, o centre tokie didžiuliai Gedimino stulpai. Kaip jūs matote, yra laiptai kaip lyra. Tai daug įdėta pinigų, daug darbo, o Kudirkos biustas, tai apmokėtas buvo Klivdo Ramovėnų skyriaus ir pergabentas, reiškia, iš Lietuvos čionai. O čia buvo komitetas, kur buvo suorganizuotas ir dalyvavo senosios parapijos klebonas ir jie sustatė planą, atrinko menininkus, architektus ir darbininkus ir visos lėšos atėjo iš lietuvių. Miestas tik davė žemę šitame Rockefellerio parke, kur milijardininkas Rockefelleris padovanojo Clevelando miestui ir iki šiol jau yra įsteigti 24 tautybių darželių. 1940 metais į Clevelandą būtent pasitraukė nuo sovietų ir prezidentas Antanas Smetona ir tame sodelyje jis sakė kalbą ir dėja Clevelande dar po 4 metų žuvo. Ta namą, kurį žuvo, mes taip pat lankėm, irgi įtraukėm į tikslasamerica.lt žemėlapį ir taip pat ir prezidento Smetonos kapą. Dėja, kapas tikrai neprezidentiškas, tai yra tiesiog niša kolumbariume, kur yra užrašyta pavardė Smetona. Kita vertus nieko keisto, emigravęs į Ameriką jis nebuvo nei pilietis, jis negalėjo dirbti, jis gyveno iš aukų ir Lietuva buvo okupuota, vyko karas ir palaidoti jo po kažkokiu puošnesniu kapu matyt nebuvo galimybių. Švento Jurgio lietuvių bažnyčią ten radom apleistą. Pirmą kartą, kai ten lankėmės, tai žmogus nusipirkęs tą pastatą, ten bandė auginti daržoves aplinkui. Tokia bevertė būna tokiuose rajonuose žemė, kad taip apsimoka daryti. Bet atrodo ir ta veikla nunyko, Clevelando lietuviai pasakojo skaudžių istorijų, kad netgi vienam Hollywoodo filme buvo ta bažnyčia panaudota kaip siaubo filmo priešo bazė. Smagu, kad užsidarius senai Švento Jurgio lietuvių bažnyčiai, lietuvybė nežlugo Clevelande, nes jau buvo susiformavęs kitas lietuvių centras ir jį pastatė dipukai, lietuviai atvykę po Antro pasaulinio karo ir pastatė, čia gali būti per švelnus žodis, tai kaip ištisas lietuvių rajonas, toks iškilo ištisas lietuviškų pastatų kompleksas, vienas didesnių Amerikoje, tai ir lietuvių bažnyčia, ir šalia lietuvių vienuolynas, ir lietuvių mokykla, ir paskui priekį paminklas lietuvių Clevelande šimtmečiui. Atsistoji to aikštėje, dairaisi į visus šonus ir vien lietuviški pastatai. Ir sudalyvavom mišiose, šiemet pirmą kartą Clevelando bažnyčiai, kuri yra projektuota architekto Kudoko ir taip simboliškai yra tarsi toks lietuviškas laivas plaukiantis per neramią jūrą. Viduj daug lietuviškų detalių, tai yra 4 Lietuvos Madonos ir mišias laikė kunigas Morkūnas. Įdomu, kad Clevelande yra netgi 3 lietuvių kunigai, kas jau šiais laikais reta, nes daugybėje JAV miestų nėra tiesiog nei vieno lietuvio kunigo. Church was built in the 50s, so I was born in 1963.
The priest who built it was Father Angelaitis. He's actually an American citizen. He was born of Lithuanian heritage from Pennsylvania, but he became a priest of this diocese. Since then, has had 3 pastors: Father Angelaitis, and of course, who passed away, and then Father Gedidimas Kiauskas then became the pastor. He was a Jesuit priest. He's part of the Vilnius congregation of Jesuits. He's since retired and moved back to Vilnius. And now the pastor is Father Joe Basevice. He's the current pastor. I only help out here. For myself, though, I've only been a priest of Cleveland since July of this year. I was born and raised here. I made all my sacraments at what then was Our Lady of Perpetual Help. When the Lithuanian community started to get smaller and smaller, we had two Lithuanian churches. We had St. George's, Our Lady of Perpetual Help. Po mišių važiavom į lietuvių klubą, kuris yra tam pačiam rajone, ir ten laukia lietuviškas bufetas. Taip pat labai retas dalykas Amerikoje, kad apskritai gali paragauti lietuviškų patiekalų. Daugybė miestų neturi, o čia ištisas lietuviškas bufetas, skanus beje. Clevelando mokykloje dar 2018 turėjau pamoką apie lietuvišką paveldą, vedžiau vaikams, ir dabar būna labai smagu, kai susitinku vaikus, kuriems kažkada vedžiau pamoką, jau suaugusius, 19, 20, 21 metų, tokiuose vietose kaip, pavyzdžiui, Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas, ir jie sako, jo, prisimenu jūs ir prisimenu, ką apie lietuvišką paveldą pasakojot, tai labai smagu iš tikrųjų, kad tai tiesiog neišnyksta, o lieka ta atmintis ir galbūt sudomina kažką pačius domėtis ir eiti tuo keliu. Vaikai lanko mokyklą labai norėdami lankyti, ne kad jie nori mokintis, bet jie nori savo draugus pasimatyti. Kai aš lankiau tą pačią mokyklą, kurioje aš dabar mokinu prieš 50 virš metų, aš tai ėjau, kadangi aš norėjau, bet daugumas mūsų nenorėjo eiti. Kodėl? Mes tais pačiais vaikais sėdėjom kasdieniniai mokykloje, tose pačiose suolose. Tai mums nebuvo to akcento, kad mes norėjom susitikti su draugais. Šitie vaikai ateina gana noriai, nes jie nori pat bendrauti su savo bendramečiais lietuviais, kadangi mes gyvenam čia dabar 2 pasauliuose. Nuo pirmadienio iki penktadienio yra vienas pasaulis, savaitgaliais ir vakarais, karts nuo karto, pirmadieniais, pavyzdžiui, skautai, trečiadieniais šokiai ir panašiai. Gyvenam kitam pasaulyje, lietuviškam pasaulyje. Bet vaikams sunkiausia yra su kalba, su žodynu. Dabar ta literatūra, kurią mes gaunam iš Lietuvos, labai graži, tie vadovėliai labai gražus, tos medžiagos yra tiek daug, kai aš palyginu su tais vadovėliais, kuriuos aš naudoju, kai buvau vaikas, tai nėra ko lyginti. Čia vadovėliai labai gražiai paruošti iš Lietuvos. Beje, dar viena vieta, kuri irgi yra netoli to naujojo lietuvių rajono, tai Telšių ješiva. Jos istorija labai įdomi, anksčiau ji veikė Telšiuose, tačiau 1940 metais, kai okupavo Lietuvą Sovietų sąjunga, jie uždraudė ješivoms veikti, o tuo metu buvo keli rabinai, kurie kaip tik rinko Telšių ješivą aukas Amerikoje. Tai jie nusprendė Amerikoje atkurti tą Telšių ješivą. Tiesa, dabar ten su lietuviais jau sieja tik pavadinimas, Lietuvos žydai ten nestudijuoja, ten studijuoja labai religingi žydai, aišku, Lietuvoje apskritai tas religingumas gerokai apnykęs. Man visada smagu būti į pietus nuo Clevelando. Tai yra regėti prie McDonald's priparkuotas karietaites su žirgais, matyti jaunimo rankose niekada neturėjusi planšetės ir žmonių rūbus, kuriuose užtrauktuko kaip per modernaus išradimo nei su žiburiu nerasi. Be abejo, kalbu apie amišus, anabaptistinę krikščionių denominaciją, dar 17 amžiuje gimusią Šveicarijoje, o dabar išties paplitusią Jungtinėse Amerikos valstijose, be abejo, ypač Ohajuje. Tai žmonių grupė nemaža ir nuolat besiplečianti, nes kaipgi nesiplėsi, kai šeimose šitiek daug vaikų. Dažniausiai jie dirba žemės ūkyje, dirba įvairius darbus, kurie reikalauja amatininkystės gebėjimų. O Biblija taiko praktiškai tiesiogiai. Todėl kartais pažvelgus į juos Ohajuje atrodydavo, kad 21 amžius į Jungtines valstijas dar neatėjo. Sveiki atvykę į vieną iš nuošaliausių ir tolimiausių lietuviškų bibliotekėlių pasaulyje.
nuo Lietuvos. Mūsų tikslas yra išsaugoti lietuvišką paveldą, tai yra rašytiną, spausdintiną ir fotodokumentus ir taip toliau. Mes veikiam kaip biblioteka, archyvas ir mažas muziejus. Mes išaugome mūsų patalpas ir mums reikia biškį praplatinti savo erdvę, išmušti gal porą sienų, kad būtų daugiau vietos, nes dabar man vos yra vietos apsisukt. Bet ką jūs čia matot, yra visos knygos, gal 80% yra išeivijoje leistos, bet taip pat yra ir daug kas iš Lietuvos dar nuo tarpukario iki šių laikų, kur būdavo gaunamos įvairiais būdais, gal būdavo dovanos iš giminių arba kitų pažįstamų, arba buvo specialiai atsiųstos mums naudotis vietoje. Niekas iš tikrųjų nebuvo pirkta, šiai bibliotekai viskas buvo dovanota arba palikta. Mes surinkome šias knygas ir taip pat ir dokumentus, archyvinę medžiagą iš tų, kurie mirė arba tiesiog valė savo namus, norėjo atsikratyti. Tai yra geriausia tokiais būdais yra vengti išmest, net ir pats mažiausias dalykėlis, kur mums gali atrodyti netoks svarbus arba ryškus, kaip gal parapijos biuletenis nuo dar gal prieš 40 metų, vis tiek čia nėra toksai menkniekis, vis tiek yra žinių tam leidinyje, kas įvyko tą savaitę ir panašiai, ir viskas susideda ir sudaro pilnesnį vaizdą mūsų istorijos arba mūsų bendruomenės gyvenimo. Ir iš mažų gabaliukų susidaro tokia dauguma. Ir tą mes čia bandom išsaugot ir užtikrint, kad būtų prieinama ateities kartom, kad suprasti mūsų biškį apie mūsų gyvenimą ir apie mūsų bendruomenę Clevelande. Antras lietuviškas taškas Ohajoje be Clevelando yra Daytonas, o Daytono lietuvybės širdis Švento Kryžiaus lietuvių bažnyčia, kurios istorija tikrai unikali. Ją statė pirmabangiai lietuviai, kaip įpratę pastatė tokią paprastą bažnyčią, kadangi nebuvo didelė bendruomenė, nebuvo daug pinigų, tai tokia 2 aukštų tiesa, kad viršutiniam aukšte būtų galima melstis, o apatiniam vykti pasaulietinė veikla. Bet atvykę dipukai viskas smarkiai sutautino. Ir ten pakvietė garsiausius dipukų Amerikos lietuvių architektus, kad pagamintų vitražus. Ir tie vitražai ne šiaip kokie, bet kiekvienas atspindi koplytstulpį kaip lietuvišką simbolį, o ten už altoriaus kryžių kalno atvaizdas, šalia dar pastatytas 3 kryžių paminklas ir net ant durų yra Gedimino stulpai daug kartų pakartoti, o ant stogo architektas Mulokas padarė tokį kaip bokštelį tradicinį lietuvišką. Žodžiu, padarė ką galėjo, neperstatydami bažnyčios iš naujo, kad jį taptų viena tautiškiausių lietuviškų bažnyčių Amerikoje. Susidūrė ta tokia pirmabangių dvasia, kur tiesiog atvykt ir dirbt sunkiai ir turėta kažkokią erdvę lietuviškai veiklai. Ir ta dipukų dvasia, kurie jautėsi pabėgėliai nuo sovietų okupacijos, pasitraukė per prievartą ir jie norėjo sukurti gabalėlį Lietuvos. Very interesting here in Dayton, the Lithuanian community. At one time, we probably had up to 700 families when our church, Holy Cross, started in 1914. And to be part of the Lithuanian community, there's no other way to say it. Being Lithuanian really is a state of mind. It's not just Lithuanian heritage. It's always been part of us. There's no separation between religion or culture or growing up being American or Lithuanian. It's just all one conglomeration. So growing up with mom and dad has all been part of the church. It's all been going to Lithuanian classes. It's all been doing dancing. It's all been with all our friends. It's what we've always done. It's all been part of it. Daytone, Ohajoje pirmą kartą išgirdome apie tokį lietuvišką patiekalą kaip vėžlių sriuba. Teisingai išgirdote, vėžlių sriuba, ne vėžių sriuba. Ir kai pasakėme daytoniškiams, kad Lietuvoje mes vėžlių nevalgome, mes čia jų praktiškai neturime, tai jie sakė, argi gali būti. Vėžlių sriuba kaip lietuviškas patiekalas čia valgoma tikrai seniai. Aiškinomės šią istoriją ir sužinojome, kad Antrojo pasaulinio karo metais mėsa būdavo racionuojama. Ir Jungtinėse Amerikos valstijose tam tikrų gyvulėlių būdavo galima suvalgyti tik tam tikrą kiekį. Tačiau vėžlių mėsa racionuojama nebuvo.
Tad lietuviai sugalvojo, kad galima gamintis patiekalus iš vėžlių, o ypač vėžlių sriubą. Kai sužinojome, kaip jį gaminama, kad susirenka didelė grupė vyrų dažniausiai, ten vėžlius sukapoja, sumeta į puodą, ilgai verda, kad jų ganėtinai guminė mėsytė taptų kuo skanesnė, norėjome paragauti ir patys. Ir šiandien dar esama seniau buvusio lietuviško restorano Amber Rose nuo pavardės Ambrozaitis. Pasišnekėjome su įkūrėjų palikuone ir sužinojome, kad ta sriuba ir iki šiol yra besigardžiuojama. Ji laikoma lietuviška sriuba ir mums patiems paragavus neužsigeidžiau, kad tokia sriuba būtų parduodama pačioje Lietuvoje. Sakyčiau, skonis yra netgi labai specifinis ir net mažyčio blėdelio suvalgyti aš nesugebėjau. I was shocked to find out that turtle soup is not Lithuanian. My entire life, we've been talking about Lithuanian turtle soup and serving it at church picnics and having it at family functions. And I was surprised there's no turtle soup in Lietuva, so that was a surprise. We wonder now, maybe was it because people were so poor when they came here that they could afford turtle soup to eat? And then all of a sudden it became a Lithuanian dish. As you know, we like to take ownership of things. So these windows were gifted to my mother by friends, and they are the Lithuanian children's song, Išėjo tėvelis. Išėjo tėvelis į mišką, išėjo motinėlė į mišką. Išėjo tėvelis, išėjo motinėlė, išėjo visi vaikai į mišką. Štai gretimam Akrono mieste nebeliko net ir lietuvių bažnyčios, jie ten primena tik tai Birutės gatvė, kurią kažkada taip pavadino tą rajoną vystę lietuviai, bet pati bažnyčia buvo nugriauta. Pavienės su Lietuva susijusios vietos, kurias dar pavyko surinkti per šią ekspediciją, tai amerikietiško futbolo šlovės galerija. Tai anksčiau jau buvom buvę Naismito krepšinio šlovės galerijoje, ir daugelis žino, kad krepšinio šlovės galerijoje yra įrašytas ir Sabonis, ir Marčiulionis, nes Lietuvoje krepšinis populiarus ir šitie žmonės populiarus, bet štai amerikietiškas futbolas Lietuvoje mažai žinomas, tai ne visi žino, kad ten yra įrašytas Johnny Unitas arba Jonaitis, Dikas Butkus. Tačiau gali būti, kad Butkus ir Jonaitis padarė dar didesnį įtaką amerikietiškam futbolui nei Sabonis ir Marčiulionis krepšiniai, nes dėmesys ten jiems didžiulis. Nėra tik tai, kad jie kaip įprasta JAV tose šlovės galerijose tiesiog įrašyti jų vardai ir pastatyti jiems biustai, bet net ir šlovės galerijoje esančio muziejaus informacinėse lentose, filmuose yra daug pasakojama apie šitos du žmonės, apie svarbiausius jų žaidimus, daug kartų vis mini tas pavardės lietuviškas, kai tuo tarpu daugelis tų įrašytų į galeriją žmonių, tai jie tiesiog turi biustą ir viskas, niekur kitur muziejuje nėra paminėti. O kokie svarbus Dikas Butkus ir Johnny's Unitas yra amerikietiško futbolo istorijoje, jau supratom seniai, nes per praeitas Tikslas Amerika ekspedicijas esam pažymėję Tikslas Amerika LT žemėlapį ir nufotografavę ne vieną paminklą Amerikoje pastatytą Johnny Unitui ir Dikui Butkui. Ir įdomu, kad Dikui Butkui paminklas, pavyzdžiui, buvo pastatytas net dar jam gyvam esant. Gilyn ir tolyn nuo didžiųjų Ohajo miesto aplankėm dar daug lietuviškų vietų, dėja visos kitos, be Clevelando ir Daytono, yra labai smarkiai sunykusios. Tai štai Youngstown'e dar radom lietuvių bažnyčią stovinčią, bet jokių lietuviškų ženklų ten nebėra ir kaip mums pasakojo Ruth Bunzaridį, kuri kažkada dar lankė tą lietuvių bažnyčią, tai ji parduota labai seniai, bet kas dar buvo įdomaus, kad jinai papasakojo, kad anksčiau ta bažnyčia stovėjo tokiam rajone, kur visur buvo namai, o dabar ten tušti laukai ir miškai. Ir tai yra dar viena tų JAV prastų rajonų arba getų istorijos dalis, kad daugybė namų tiesiog išgriauta ir kur buvo miestas, pasidaro toksai kaip laukas. Ir paskutinė vieta Ohajuje, dėl kurios kilo daugiausiai abejonių ar įtraukti ją į Tikslas Amerika LT žemėlapį, tai Garrettsville miestelį yra tokia lenta paskutiniam JAV įvykdytam traukinio apiplėšimui. Ir tą traukinio apiplėšimą įvykdė ne kas kitas, o lietuvis, garsiausias Amerikos lietuvių banditas Alvinas Karpis. Tiesa, neminima, kad jis lietuvis, gal ir gerai, kad neminima. Ir pastatyta tokia atminimo lenta.
O iš Ohajo per New Yorko valstiją keliavom į šiaurinį Pensilvanijos Anglijas regioną, kur yra vienas lietuviškiausių Amerikoje regionų, lietuviškiausi Amerikos didmiesčiai, tai didmiesčiai, kuriuose gyvena ir po 4% lietuvių. Ir pirmą kartą per visas ekspedicijas ten turėjom šitiek daug laiko, tai praleidom savaitę.